rungtynės, matos, kad jau pagaunam formą, daugiau žmonių susirinkam į varžybas, tai pavyko šiek tiek turėti daugiau energijos ir antroje pusėje tiesiog neišvaistyti savo sukurto pranašumo, taip sakyčiau. Šiaip noriu padėkoti komandai, kad priima pastabas, šiaip varžovai visai neblogai žaidė, bet matos pritrūko jėgų, nes irgi buvo tik 7, dar kai kurie nauji žaidėjai nesusižaidė, tai manau to ir trūko jam iki geresnio pasirodymo. Tai tiek. Tai smagu, kad prasidėjo tas pavasario sezonas, toks įdomesnis, toks kaip suneštinis balius. Iš komandų, tokios baltos mišrainės, šis sudarė komandą. Aš tiesiog stebiuosi Valentino Rubinėncio, o dabar kalba po rungtynių, nes jau 12 minučių kalbu. Tai šiaip tai smagu. Geri orai sugrįžo, visi grįžta po sporto, fanai grįžta į tribunas, nes į krepšinį iškelės. Pirmas pralaimėjimas, bet tikiuosi ateis ir pergalių kelias, nes visai smagi komanda. Ir su šitai tauriai, manau, rasim prieš ką pakovoti. Labai ačiū sekretariatui, kuris mane visada palaiko. Kiekvieną metimą mano palydi žvilgsniais ir ovacijomis. Po rungtynių gaunu komentarų, kad vis mešiu, taip aš žmonės dar daugiau. Ačiū.